įsipareigojimai, kuriuos mes užrašėm programą ir kurie bus pamatuojami, tai yra vidutinis atlyginimas 1100 eurų, minimalus 550, pensijos didėjimas trečdaliu. Jeigu žiūrėt Plungės krašte, tai savame suprantam, mano būtų toks tikras pažadas, tai užsiimti mokyklų pirmiausia tų, kurios stovi pirmoje eilėje renovacija, tai turiu galvoje ir Kulių mokykla, ir turiu galvoje Žemaičių Kalvarijos darželio renovacija, nes ten labai svarbi, o makro lygių, jeigu žiūrėt, švietimo srityje, aš jau pasakiau, tai būtų švietimo sistemos pertvarka, keičiant naują, inicijuojant naują švietimo įstatymą. Ačiū. Pone Varkalį. Pirmoje eilėje, aš kaip ir minėjau, tai ir būsto programa jaunimui. Antras klausimas, tai būtų PVM mažinimas nuo 21 iki 18%. Tokie du pasiūlymai būtų ir žinoma, tą, ką aš nekėjau vis laik, tai verslo skatinimas ir atlyginimų kelimas. O ministerija? Ministerijos, be abejo. Taip. Pone Sandra. Tai mano būtų pažadas didinti minimalų atlyginimą, kuris siektų 450 eurų ir didinti bakalauro trukmę, kuri būtų 3 metai. Trumpinti, taip, trumpinti. Tai jau įstatymė parašyta. Tai jau parašyta, priimta. Tai gerai, tai... Iš karto. O jūs, tai čia partija, aš suprantu vis tiek, o jūs pati, jūsų pačios įsipareigojimas kaip Seimo narės, ką jūs turite? Turite kažką konkretaus įsipareigoti savo vienmandatės rinkėją? Čia tokiu... 400, tai aš ir įsipareigoju 450, čia visi irgi asmeniškai irgi įsipareigoju didinti minimalų, tai aš įsipareigoju 450. Tvarka, supratam. Ačiū. Ir... Visų pirma, atsiklaust irgi, kaip čia Sandra sakė, dalyvaujant susitikimuose su gyventojais atstovauju tinkamai, išreiškiant valią Plungiškių Seime. Tai sakykime, toks abstraktus dalykas. Iš programinių nuostatų prisižadėti tai, kad tą padarysi, vis dėlto Seimo narių esi ne vienas, bet stengtis į tai pataisas teikti ir savo nuomonę ginti. Tai yra dėl 1110 vidutinių atlyginimo pakilimo, būtiniausiems maisto produktams nuo 21% PVM pridėtinės vertės mokesčių sumažinimas iki 5% ir neapmokestinamųjų pajamų dydį prilyginti minimaliai algai, kuri turėtų sudaryti ne mažiau 656 eurų. Taip, nauji skaičiai, 656. Kągi, ponios ir ponai.